Sveiki, šiandien aš vėl prie Ehrenstein pilies Nyderlanduose. Būsiu prie šitos pilies, kol Lietuvos prokuratūra nenustatys, iš kurios vietos aš darau video. Kaip aš jau sakiau, Lietuvos šitas Vilniaus apygardos teismas uždraudė mano video Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai todėl jų dabar negalima žiūrėti Lietuvoje. Ką daryti? Reikia turėti VPN-ą. Ir suprantat, VPN-ą aš naudoju, pavyzdžiui, urban.vpn, yra urban VPN ir VPN LAT, latino, sutrumpintai LAT. Labai geri VPN-ai turiu ir telefone, ir kompiuteryje. Ir kodėl tai yra svarbu turėti VPN-ą? Ne tik tai tam, kad žiūrėtų mano video, ne tik tai tam, kad žiūrėtum kitus video, kurie yra uždrausti Lietuvos teritorijoje. VPN-ą reikia turėti dėl to, kad jis paslėpia, kur jūs iš tikrųjų esate. Ir reikia šitą žinot. Lietuvos tarnybos VSD nuolat renka informaciją apie kiekvieną pilietį, kur jis yra, ką jis žiūri, ką jis perka. Šita informacija yra saugoma ir gali būti panaudota prieš žmogų. Banditai, kurie slepiasi, taip pat turi naudoti VPN. Va žiūrėkit, Erikas Švenčionienė papostino Facebook'e Sovietų Sąjungos vėliavą. Papostino ir papostino. Šimtai yra postų, tūkstančiai kasdien, milijonai postų, visiems yra pohui. Kur tie postai, kas ten papostino. Bet kadangi Lietuvos policija galėjo nustatyti, kad ji darė iš savo šito telefono ar ten kompiuterio savo namuose iš Lietuvos. Lietuvos policija gavo šitos duomenys, kad ji būtent buvo Lietuvoje, kai padarė šitą nusikaltimą. Suprantat? Ji tiesiog papostino vėliavą. Papostino Facebook'e ir papostino. Bet ne. Buvo nustatyta, kad ji tikrai darė tai Lietuvoje ir todėl ji gavo 250 eurų baudą. Tai aš tą ir noriu pasakyti, kad jūs net nežinote, prie ko jie gali dasipist. Todėl visada geriau slėpt, kur jūs iš tikrųjų esate. Nahui kažkam žinot, kur jūs esate. Suprantat, viską, ką jūs darote internete, iš savo kompiuterio, iš Lietuvos, visur yra paspaudėt like kažkur, suprantat, patiko, paspaudėt like, kažką padarėt. Visa tai yra saugoma ir visa tai yra perduodama VSD. Jie dabar galbūt neturi pajėgumų tikrinti kiekvieną, bet ateis tie laikai, kai VSD turės pajėgumus. Panaudos dirbtinį intelektą, kad apdorotų duomenis, nes jie turi duomenų dahuja, terabaitus ir terabaitus, 1000 terabaitų, suprantat, turi informacijos apie tai, ką daro Lietuvos piliečiai internete. Ką palaikino, ką parašė, ką pasakė, ką papostino, ką pakomentavo. Ir tai yra siekimas, apie kurį dabar dauguma žmonių nežino, bet ateis momentas, kai už tą kažkokį laiką jūs gausit, tiesiog laiką kažkur padėjot. Ir pamiršot. Ir gausit už tai baudą kažkada, suprantat? Todėl visada visiems rekomenduoju naudotis VPN-u. Aš visada esu įjungęs Urban VPN. Todėl, pavyzdžiui, pas mane nustatyta dažniausiai, kad aš Belgijoje, nes aš dažnai būnu šalyse, kur yra uždraustos svetainės, kurios neuždraustos Belgijoje. Tai aš nusistatau Belgiją. Bet pavyzdžiui, ką tik vakar aš tikrinau, kaip man nuvykti į Eritrėjos Respubliką. Ir Eritreja turi ambasadą Egipte. Tai man parašė svetainėje, jūs ne Egipte, todėl jums negalima žiūrėti šitos svetainės. Tai ką, aš paėmiau savo Urban VPN, kuris yra nemokamas. Ir LAT VPN taip pat yra nemokamas. Ir nusistačiau Egiptą ir galėjau pažiūrėti tą svetainę, kur parašyta, kaip gauti Eritrėjos vizą. O kitaip negalėčiau. Yra daug tokių dalykų, bet VPN-as turėtų būti įjungtas pas žmogų, kuris naudojasi internetu, man atrodo, visada.
Nu ką, tu įjungi ir viskas. Ir gali žiūrėti, viską spaust. Mano video taip pat žiūrėti. Aš dabar pasidariau naują kanalą Lietuvos advokatas, kur yra galima žiūrėti be VPN-o. O šitas kanalas, mano pagrindinis, jį dabar Lietuvoje tik tai su VPN-u galima žiūrėti. Bet aš tęsiu jį daryti toliau. Nu ir tą, ir vieną, ir kitą, ir galbūt trečią, ir ketvirtą darysiu, jeigu privers aplinkybės, jeigu viską uždraus. Bet VPN-as reikalingas kiekvienam. Tuo labiau, kad VPN-as yra nemokamas. Ir jis paslėpia jūs totaliai. Hui kažkas atkas, kur jūs esate iš tikrųjų. Ir nahui jiems žinot, kur jūs iš tikrųjų esate. Vat aš, pavyzdžiui, aš slepiuosi tik tai tam, kad, žinot, man dažnai reikia pažiūrėti kokią svetainę, kuri yra uždrausta. O šiaip aš visiškai nesislepiu nuo Lietuvos prokuratūros, vat aš dabar specialiai atsistojau prie Ehrenstein pilies, kad būtų įrodymas, kad aš iš tikrųjų esu Nyderlanduose. Ir visi mano video yra tokie. Dėl to, kad aš bibidėjau ant Lietuvos prokuratūros, Lietuvos teismų, VSD ir Gitano Nausėdos. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.